gražus rytas miške. Nika įsiknisasi. Jau galvojau, kad nieko nerasiu, nes miškas tuščias atrodo, kai kitur pilna grybauti, bet užėjau. Va čia voveruškų. Ir dar čia. Ir čia, taip kad matau dar ir čionajos. Ir ten dygsta. Tai va jau vienoje vietoje bus radus, gal užeisiu dar kelias vietas ir bus jau šiek tiek paskanauti. Nes taip tai miškas tuščias. Aha, neturi nieko nunika. Nika kažko lėkoja, gal koja skauda. Aišku ir karšta. Nelipk ant grybų. Taip kad lieka susirinkti ir eiti žiūrėti, kur dar toliau yra. Nes taip miške nei lepšiukų, nei baravykų, kaip kitur rodo žmonės renkas. Čia Šiaulių miškuose nėra. Nika atsigaivinusi pelkėje. Aš šiek tiek pagrybavusi, dar pasisekė rasti. O, ir štai iš čia dar yra. Nes vienose vietose, sakau, pasisekė, todėl kad vienur yra, o kitur visai nieko nėra, nors būdavo. Taip, kad su grybais yra neprognozuojama, kaip ir su daug ko gyvenime turbūt. Nika išsimaudžiusi, net atsigulė. Išsimaudžius pelkiai, visa graži dabar. Tuoj parodysiu, kokią gražumą. O, jetau. Nikutė, tai kur tu dabar? O, gražuolė visa. Mauruota. Bet gerai, ne karšta, atsigavai. Rytą kauliuką sugriaužiai. Bet eisim toliau, Nikutė, reikės eiti, namo da grįžti reikia. Ką? Ai, ką gerai šunį. Bet va. Tokia mauruota. Net atsigavai, karšta. Karšta, užtat miške gera. Pavėsis, medžių privartyta. Čia šalia pelkė, nuo jos drėgmė garuoja, tai malonu. Vienas kitas dar medis žaliuoja pelkiai, nors vandenį stovi. Šiemet vandens pilna. Eisim toliau, taip. Ką, Nika? Nors tu nenusiteikus?